šalia sušuk. Gražus. Čia iš pakalės parodo, kaip atrodo. Čia iš priekio. Jau šitą gerai nusiteikęs. Nu va, kelias į Kalvariją. Kažkoks. Šventą vietą į Didžiausią Kryžių kalną. Triukšmauja, kai iš ryto matyt tokie nusiteigia triukšmingai. Ką, serpantinų nesigandai? Įsinomavo mašiną, serpantinai. Pirmi tokie serpantinai, kur aš dar nebuvau važiavęs. Bet nieko. Vazą sugrybavo, Google'as Maps, žemėlapis gerai atvedė. Taip, kad čia neverta naudotis. Ne, jau galvoju pieškom čia už. Užtverta Tai buvo. visai dienai eit. Į šitą, ko gero, vienuolyną gal neisim labai daug žmonių. Yra laiko užims, bet pažiūrėti kalną, tai verta čia ateiti. Tie puvai, jie tipo, bet garsai atrodo, kaip kniaukiančiaus katės. Ja, nežinotum, taip ir pagalvotum. Ar tave reikia ypatingai pakalinti? Vėjukas šiauriniai daly tikrai didesnis ir vėsiau jaučiasi ant šito kalno. La mía. Mūsų sekantis, o ten sustojimas bus dabar, kur aerodromo baigia, va ten. Tai tiksliau pradžia, kur leidžiasi lėktuvai, mes turėsim pasižiūrėti. Also wenn wir auf Kuhbären auf diese gucken, das finden Sie nicht. Hier oben ist das. Das ist Absinth. Was ist Absinth? Wie heißt das? Ja, was? Du čia ir vienas va čia. Šitas sako, kad jis pagrindinis. Nu, Dalia, tu randiesi, ko gero, ne kalėjime. Reikia pasakyti, randamės prie Rodo oro uosto. Pakilimų nusileidimo takas, o čia lygiai, kai atskrenda lėktuvai, o čia statyti mašinų negalima, tai čia va jie ir leidžiasi. Į šitą vietą tiesiogiai, va, o šit atskrist turėtų va čia matytis, va, tas dalykas. Čia visi prietaisai pastatyti, kad padėtų lėktuvams nusileisti. Taip, lėktuvas iš Berlyno nusileido, bet leidosi ne iš tos pusės, iš kurios mes tada atskridę leidėmės. Jau reiks tada tept slides. Nelauksim kito. Atrodo, leidžiasi. Baisu, nebaisu bus. Čia likeris kažkoks.
Čia yra suvenyriniai parduotuvė. Pardavinėjimai nyžinė, rankų darbo, sako. Kažką nupirksim suvenyrų. Skala vadinama. Nieko čia ypatingo nėra. Tai tokių čia nėra. Nu, pakeiliui. Tokių nėra. Tai ir ypatingai. Tai čia to. Čia ypatinga. Įsikapstė suoloje. Namuką pasidarė. Čia gyvena. Dar vienas paplūdimys šiauriniai pusėje. Labai uždaras, smagus. Be vėjo. Galima paplaukit, panardyti. Tokios eilutės. Gerai, kada ne sezonas. Nu, kaip tu ten jauties? Visai neplaukai. Matai, jie nemokamai. Grūdėsiai mokami. Kristinijos 16 amžių statyta nemokamai. Vokiečių pensininkus mus nenupūtė. Važiuojam miesteliu, galvojom kavos atsigersim, bet čia toks vėjas, čia gal pastoviai toks vėjas būna, va žiūrėk, čia galima, čia vynas, bet kokie kalnai, va. Jo, čia. Taip sukilo, kad galvojam. Žvėriška. Žmonės lasdos išlakstė iš rankų. Čia eina pavažiuoti. Įspūdinga. Vynuogių kelias yra. Čia kažkas, va, čia va, main tasting, tai 100 metrų tradicinis, gali paragauti. Tos turistus čia įvežioja dėl to? Daug. Vyną ragauti. Alyvmedžių, nu, vynuoginų kažko tai nemačiau, bet tai mūsų yra, kad vynų kelias yra. Va, turistai jau kalą. Autobusus atsižiūrė. Salomėnė, kaip uždarbiauja. Nu, tai sakau, debesys užkibo už kalnų. Gali kartais šluoti koks lietutis. Nerealiai.
tau šiauriniai pusė. Matosi gaisras kažkada buvo. Oi, pleškėjo, oi, kaip skaudžiai. Pagal viską skaitosi Rodo salos pirmasis viešbutis, kur buvo aukštai įkurtas. Va, kaip jis atrodo. Ar tai žymi vieta, tai yra neaišku. Nesuprantamas, koks čia toks traukos šaltinis, ar dėl to baseinėlio fontanas. Seni pastatai ir viskas. Kaip atrodo, Viduržemio jūra būna supykus, vat ir šitaip. Visus šituos nuplovė bangos guldus. Baisiai. O, kas čia darosi? Dalia, tu paskęsi.